Hallo allesammans, der hvordan går det? Hallo, det går bra. Hvordan har været i dag? I dag det litt kaldt og blåser. Det blåser. Aha, og hvor mange grader er det nå? Det mm, 5 plussgrader. Det er pluss 5 grader. Det +5 grader. Ok. Violetta, hvordan går det med deg? Hvordan går det? Eh, Jeg klausiu, kaip jums sekasi. Hvordan går det med ai, deg? hvordan, det går det bra. Det går bra. Det går bra. Hvordan har været i dag? Det vært ute. Lokasjon. Aha, det er varmt ute. Og hvor mange grader er det? Det 11 grader. 11 laipsnių buvo. Ja, det er 11 grader. Ok, greit. Liutaurai, hvordan går det med deg? Det går bra. Hvordan har været i dag? Det overskyet, og det +6 varmegrader. Pluss 6 varmegrader. Ok, det er greit. Så hva skal vi gjøre? Så vi skal jobbe litt med flertall, vi skal jobbe litt med refleksivpronomen i dag, og vi skal jobbe litt med ordene som hjemme, hjem, ute, ut, inne, inn. Ką veiksim, tai dirbsim šiandien šiek tiek su daugiskaita, dirbsim šiek tiek su prieveiksmiais, tokiuose kaip namuose, namo, viduje, vidun, ar ne? Ir taip pat dirbsim šiandien su sangrąžiniais veiksmažodžiais, šiandien juos naujus išmoksim. Bet pradėsim nuo daugiskaitos ir turime žodelį, jį reikia padaryti daugiskaitos formą. Darius pradės. En hund. Hund. Ne. Čia paprastas žodelis, nėra prie išimčių. Hunder. Hinder, aš žinom, ką reiškia. Greičiausiai susimaišiau, aš galvoju, kad čia šuo. Taip, čia ir yra šuo. Šuo šunys tada. Taip, hund ir hunder. Taip, Violeta. Hiter. Hiter. Hites, aš taip suprantu, ar ne? Nu, lietuviškai neturim tokio žodžio, turim vasarnamiai. Taip. Aha, tai žodžio hunder. Šunys. Hiter, taip užrašiau, vasarnamiai. Na, arba kalnų nameliai, vasarnamiai. Taip, Liutaurai. Et hus. Hus, Hus, ką reiškia? namas ir namai. Taip. Gerai, Dariau. En kuffert. Aš tai nežinau, bet neverščiau. Jo, bet Kuffert. tai čia, plus paprastas žodelis. Paprastas žodelis tai yra Kofferter. koferter. Koferter tai yra lagaminai. En kofert, lagaminas, koferter, lagaminai. Violeta. Flaskė, čia kaip liktai ir butelis man panašus, ne? Aha, kaip buteliai. Flasker. Flasker, taip. Gerai. Taip, Dariau. Atsiprašau, ne Dariau, Liutaurai. Epler. Čia obuolys ir obuoliai. Taip. En man ir men. Tai vyras ir vyrai. Gerai. Violeta. Ilgas savaitgalis,
O čia Helgen? Ne, čia gal nesivelia. Viskas gerai, Be- Helger, Helger. Mhm. savaitgaliai, taip, Liutaurai. Scout. Scout. Mhm. Čia skautai turbūt. Neatspėjom, skara. Ne. Tai Ai, būtų skara. skaras. Na, gal skautai mėgsta skaras, ar ne, tai irgi galim asocijuoti, ar ne? At scout, scouter. Čia scout. Dariau. En bok, böcker, Mhm. knyga, knygos. Gerai. Violeta. Et biur, nežinau, ką reiškia. O ar numanote, kaip atrodytų daugiskaita? Bioer. Čia yra trumpas nekatrosios giminės A, žodis. tada be tik tai žodis biur. Bar, tik tais bar. Bar. Bar yra uogos. Uogas. Gal jūs matėt, pavyzdžiui, bringebar, avietes, širsebar, vyšnios, jūrbar, reiškia, tas bar galia yra žodis, reiškia uoga. Gerai. Daurai. Ei, ūkė. Ūker. Mhm. Savaitė ir savaitės. Mhm. Taip, toliau dariau. En Litauer ir Litauere. Mhm. Nokel. Nokeler. Nukler. Keiskime vietomis rydelės. Nukler Aha. ir raktai. Nokler. Nokrel. Ne, Nokler. Nokler. Mhm. Dar dariau, tai tau yra ką reiškia? Tai, tai čia lietuviai. Lietuviai. Tai o su žodeliu nukler, tai esame su kitiem vietom. Gavom nukler ir plus re. Nukler. Jau kai dvigubai. Jo ir viena kairė. Mhm. Taip, ir liutaurai. En sikel. Sikler. Sikler. Mhm. Dviratis, dviračiai. Gerai. Dariau. Aimur, miodre. Tai mama ir motinos. Jo, mamos, motinos. Mamos. Taip. Taip, iš vieno stulpelio išsirenkat du žodžius naujus, visiškai naujus, kurių dar nesat matę. Ir iš kito stulpelio išsirenkat du žodžius, kurių esat visiškai nematę ir pabandykit sugalvoti po sakinuką į čatą. Iš viso 4 sakinukai. 2 iš vieno stulpelio, 2 iš kito stulpelio. Ir pabandykit sugalvoti kažkokius trumpus, paprastus sakinukus į čatą. 4. Gerai, laukiu. Privačiai? Jo, privačiai ir daugiskaitos formą parašykite tos sakinukus.
Gerai, matau, kad yra parašiusio, pradėsime skaityti. Taip, Dariau, paskaitykite jūs pirmus. Gerai. Jeg har offerter. Ar čia gerai perskaičiau? Mhm. For reise. Jeg liker å drikke vann fra flasker. Jeg snakker med litauere. Du har nøkler. Gerai. Viskas gerai. Taip, Liutaurai. Jeg har 2 kofferter. Det mange hytter i fjellet. Čia taip parašiau kažką. Jad. Čia, Ja. jeg har mange nøkler. Mhm. Vi har mange scout. Taip, vi har mange scout. Gerai. Daug nesigarsinu. Det er mange kofferter i butikken. Hunder løper ute. En dame har mange scout, ir jeg liker å spise bar. Gerai, puikiai. Ir Violeta, skaitykite savo. Tik tai garsiai įsijungite, Violeta, negirdim jūsų. Jeg kommer på hytte. Det mange man på stadion. Det mange ved stoger. Jeg shopper nøkler. Ieškite nøkler, aha. Nusipirkau raktus. Gerai, tik tai dar prieš paskutinės sakinys der mange par stoger. Ką reiškia? Tipo, kas čia pasirašiau, stoger. Miške tipo daug uogų norėjau parašyti. Tai tada ne tai parašėte miškas. Tai uogų nesuskaičiuosim. Der mye bar i skogen. Va štai taip rašosi. Aš parašiau, kaip jūs pasižiūrėjau. Der mye bar i skogen. Gerai, sekundėlę, tu jau įklijuosiu. Kokius turite klausimų? Ne. Nėra, ne? Gerai. Tada keliaujam toliau ir dar viena užduotėlė bus su daugiskaita. Padarykim šitos žodelius vėlgi daugiskaitą ir pasakykim, ką reiškia sakinys. Dariau, pradėkim. Har hun noen venner her? Gerai, ką reiškia? Žiūriu, kad jūs pradingot, galvoju, kad čia reikia rašyti. Jo, tai ji turi kažką savo draugai. Har hun noen venner her? Ar ji turi keletą draugų čia? Ar ji turi keletą draugų čia? Taip, nuen gali reikšti dar kažkas ir dar nuen gali reikšti keletas. Tai čia bus ar ji turi keletą draugų čia. Violeta. Har hun noen Venner har, taip. Ar jis Keletą, ar ji turi keletą? Keletą draugų? Draugių. Tai en ven tai yra draugas, o ai veninė tai yra draugė. Tai ar ji turi keletą draugių čia? Liutaurai. Hvor mange apler skal jeg kjøpe? Kur Kiek daug? Hvor mange? Kiek daug obuolių ketinu pirkti? Ketinu aš pirkti? Ketinu aš pirkti. Tai prisiminkite hvor mange, kad neversim pažodžiui kur daug, o mes verstume kiek. Kiek aš obuolių pirksiu.
Taip, tęsim toliau. Dariau. Hvor mange senger er det i rommet? Mhm. Ai, seng Nežinau. yra lova. Tai kiek lovų yra? Kiek lovų yra šitame kambaryje? Taip, kiek lovų yra kambaryje? Velita. Hvor mange vinduer er det? Mhm. Kiek langų yra kažkas tai tokio. Kiek yra langų? Taip, Na, Liutaurai. Hur mange klasser er det på skolen? Mhm. Kiek klasių yra mokykloje? Gerai. Hvor mange kapiteler skal vi lese? Hvor mange kapitler? Sukeiskime vietom. Esu. Kapitler. Mhm. Kapitel yra skyrius. Tai kiek skyrių? Taip. Kiek skyrių yra Ketini skaityti? Taip, kiek skyrių ketiname mes skaityti? taip. Mange kapitler skal vi lese. Gerai, keliaujam prie kitos užduoties. Skliausteliuose reikės pavartoti teisingą formą daugiskaitą. Tai bus daug naujų žodžių, kurių nežinosim, reikės juos pasižymėti. Tai skliaustelę suduotą žodį padarom daugiskaitą ir pabandom išversti Violeta. Oho. Movimen og faren var både mange stender. Aha, nesteder. Žiūrėkite, tai yra nekatriosios giminės vieno skiemens žodis. Ai, stend tada. Et. Taip. E, Išversti. Ahmenas ir Faran gyveno Bontmengi. Nežinau, ką tai reiškia. Gyveno Mange stend. Daug vietų. Toj vietoj? Tai Achmedas ir Farah gyveno daugelyje vietų. Ai, daugelį vietų. Liutaurai. Nå bor det i en neištariu, nežinau kaip čia. Leilighet utenfor byen. Kada Reikštų dabar. dabar gyvena nuomojamame bute. Nėra žodžio nuomojame. Tai dabar jie gyvena bute Už miesto. Dar sakinuką. De har bodd i 2 år. Jie turi Harbūt, tai čia jau paminėjau, kad reikštų gyvena, jie gyvena. Jie gyvena 2 metus. Ir pabaigite sakinį, o Ai, čia dar nebaigiau. Okfyrė monet nuo ir 5 mėnesius dabar. Taip, 4 mėnesius. Taip, 4 mėnesius. Taip, tai žiūrėkim. Žodelis dar irgi gali būti naujas, tai ten. Ten jie gyvena 2 metus ir 4 mėnesius dabar. Dariau. Taip, kur čia? Aha, Leiligheten har 3 rum. Mhm. Tai butas turi 3 kambarius. Ai, čia toliau sakinys sekės. Šioken o bad. Tai turi 3 kambarius, virtuvę ir vonę. Gerai. Tęsim Violeta. Čia man reikia
Det går lok fra mange lander. Ne, vėlgi nekartojame. Land. Ten žmonės pramangė daug. Nežinau, Aland, nežinau, Šalys. Gyvena žmonės iš daug šalių, iš kitų šalių. iš daug šalių tam pačiam name. I samme hus. Nedaskaičiau. Det tar vi. Samme hus. Tame pačiame. Neuen auf det, ar dem, det, Ja. tarėsi. Dem har mange barn, men Ahmed og Farah har ikke noen barn ennå. Kai kurie iš jų turi daug vaikų, bet Ahmedas ir Farah neturi vaikų. Vis dar. Taip, bet Mehmet ir Farah neturi vaikų vis dar. Taip, tada tęsim dar. Det, ar čia de reikia sakyti? I. Nežinau. Men de har 2 hunder og 3 katter. Bet jie turi 2 šunis ir 3 katinus. Gerai. Violeta. Det ikke mange andre husse. Vėlgi nekartojame, ne vienas. Hus i nærheten og den langt vei til byen. Kažkas kitų nėra daug namie. Nėra daug kitų namų netoliese. Netoliese gas kelias iki miesto. Taip, ir yra ilgas kelias iki miesto. Liutaurai. Det må ta buss eller tog til jobben. Jie turi važiuoti autobusu arba traukiniu į darbą. Toliau. Taip, taip. Det går to tog i timen, og som oftest har det gått plass. Jie eina į traukinį Vyksta valandą. du traukiniai per valandą. Vyksta 2 traukiniai per valandą ir jie dažniausiai yra Yra vietos, ne? Galima pažodžiui versti yra geros vietos arba tiesiog verstume, kad yra vietos. Gerai. Keliaujam toliau ir kitą užduotėlę. Prieveiksmiai. Šitą užduotėlę jau kiekvienas pabandykite man į chatą. Jums reikia pilnai sakinukais parašyti ir pasirinkti, ar tai inne, ar tai in, ar tai ut, ar tai ut, ar tai jame, ar tai jam. Lauksiu jūsų sakinukų chat. Dar kam reikia, parašau įtėlės. Ir kaip visada, siųskite asmeniškai man.
Oi, aš nuleidau savo tą rašymą, dabar nežinau. Ai, va, radau. Gerai, dar truputėlį lauk porą minučių, pabaiginėkime.
Gerai, matau, kad jau visi parašėte, pradėsime skaityti. Dariau. Ken venter inne į receptionen. Verskim. Kenas laukia registratūroje. Taip, taip. Viduje. Registratūros viduje. Gerai. Violeta. Čia. Ken går ut fra receptionen. Kai versim? Kenas eina iš registratūros. Taip, išeina iš registratūros. Gerai. Išeina iš registratūros. Liutaurai. Bagažėje står ute po trapą. Bagažas stovi lauke ant laipto. Teisingai, laukia ant laiptų, taip. Trapa yra laiptai. Gerai, tada Dariau. Ken will go hjem nå. Kenas dabar keliaus namo. Nori eiti namo. Nori eiti namo. Taip, Violeta. Han kommer, šitas sakinys, ne? Han kommer hjemme klokka 5. Jis eina 5 valandą namo. Bet labai gerai išvertėt namo. Kryptis, ar ne? Tai reiškia, han kommer hjem. Hjem. Liutaurai. Han går inne på hybelen. Jis viduje hybelį. Jis eina į vidų bendrabučio. Ai, Į vidų reiškia, han går in. ai, taip, jis eina į vidų Bendrabučio. į bendrabutį. Taip, Dariau. Ken ar jame. Kenas yra namuose. Gerai, Violeta. Han går ute klokka 8. Jis eina į lauką 8 valandą. Čia gerai, taip, tai reiškia, han går ut klokka 8. Jis išeina į lauką arba jis išeina 8 valandą. Tai ut reikėjo be e. Jo. Ir Liutaurai. Ken venter po busen. Kenas laukia autobuso. Han venter ute. Jis laukia lauke. Gerai. Persikelsim prie bendro failo. Sekundę. Ir šiandien pakalbėsim apie sangrąžinius veiksmažodžius. Tokius dalykus turim ir lietuvių kalboj. Tai kai sakote laukiuosi, kerpuosi, dažausi, šypsausi, ar ne, mes turim si dalelytę. Čia yra sangrąžiniai veiksmažodžiai. Tai norvegų kalboje taip pat yra sangrąžiniai veiksmažodžiai, tik tais vietoj si dalelytės turėsim sangrąžinius įvardžius. Taip, tai sangrąžiniai veiksmažodžiai. Turės sangrąžinį įvardį, kuris nieko nereikš, tiesiog mes jį rašysime. Ir susipažinkim su kokiu nors veiksmažodžiu, tarkim, o vaskesai. Tai yra praustis. Lietuvių kalboje yra sangrąžinis ir čia yra sangrąžinis. Taigi, aš prausiuosi, tai bus jei vaskir mai. Tu prausiesi, tu vaskir dai. Jis prausiasi, han vaskir sai. Ji prausiasi, hun vaskir sai.
Mes prausimės, vi vasker oss. Jūs prausitės, dere vasker dere. Ir jie prausisi, de vasker sig. Dabar žiūrėkite, tuos šutelius, tuos įvardžius, kuriuos aš dabar reiškinu, tai yra sangrąžinis įvardis. Kaip mes sakytume, lietuviška tasi dalelytė. Lietuvių kalboje tasi dalelytė niekada nesikeis, o norvegų kalboje keisis. Tai va tas mano pareiškintas žodelis, tai yra sangrąžinis įvardis ir jisai bus toks priklausomai nuo to, koks yra priekyje įvardis. Tai jeigu jai, tai visą laiką bus mai. Jeigu du, tai dai, hun sai, han sai, vi os, dere, di sai. Tai yra sangrąžiniai. Jie nieko nereiškia, jie tik tai parodo, kad mes kalbam sangrąžinę formą. Kaip ir mes sakom, prausiuosi, tasi dalelytė, o štai bus skirtinga norvegų kalboje pagal tai, koks priekyje yra įvardis. Na, dar vieną galim veiksmažodį surašyti, tarkim, tai būtų o sminkė sai. O sminkė sai tai reikštų dažytis. Jeigu aš dažausi, tai bus jai, va, unčil, jai sminkė mai. Dažausi, girdit vėlgi sangrąžinis. Aš dažausi. Tai vėlgi tas mai bus, ne? Jai vasker, jai sminkė mai. Aš dažausi. Tu dažaisi, du sminker dai. Ji dažosi, hun sminker sai. Jis dažosi, han sminker sai. Mes dažomės, vi sminker oss. Jūs dažotės, dere sminker dere. Ir jie dažosi, de sminker sai. Jie arba jos dažosi. Tai nieks nesikeičia, tik tai tas viduriukas keičiasi, ar ne? Vietoj vasker bus sminker. O pati sangrąžinė forma visą laiką ta pati. Jei gauna mai, du dai, hun sai, han sai, vi os, dere, di sai. Tai kaip ir sakiau, tas sangrąžinis įvardis yra tik tam, kad mes parodytume, kad tai yra sangrąžinė forma, kai mes sakom prausiuosi, dažausi, tasi dalelytė. Jo turit nepamiršti. Dažniausiai lietuvių kalboje ir norvegų kalboje sutaps, kad abudu yra žodžiai sangrąžiniai. Keletas atvejų, kada nesutaps. Galim dar vieną užsirašyti, pavyzdžiui, o. Barbėresai. Tai yra skustis. Tai vėl, jeigu aš skutuosi, jai barberer mai. Tu skutiesi, du barberer dai. Jis skutasi, han barberer sai. Jis skutasi, hun barberer sai. Mes skutamės, vi barberer os. Jūs skutatės, dere barberer dere, di barberer sai. Viskas tas pats, tik tai va tas vidurinis žodelis pasikeis. Vietoj sminkai bus barberer. Ar aišku čia? Taip. Dar pasirašysite daugiau sangrąžinių, pavyzdžiui, o glėdesai. Tai yra džiaugtis. Arba laukti nesulaukti. Dažniausiai mes verstume kaip laukti nesulaukti šitą žodį. Tarkim, aš laukiu nesulaukiu atostogų, tai jei glėder mai til ferien. Jei glėder mai til ferien, aš laukiu nesulaukiu atostogų. Taip pat yra sangrąžinis ir tas sai keisis pagal tai, kokį priekį turime įvardį. Du glėder dai til ferien, tu laukiu nesulaukiu. Vi glėder os, ne, vis keisime. Toliau galim pasižymėti dar vieną, o sūlesai.
Tai yra degintis. Jeigu jis deginasi, han soler seg. Mes deginamės, vi soler oss. O skynde seg. Skubintis, vėl tas seg keisis pagal įvardį, kuris yra priekį. Jeigu mes skubinamės, vi skynder oss. Jūs skubinatės, dere skynder dere. O gifte seg. Susituokti. Vėlgi lietuvių kalbos angražinis čia taip pat. O forelske seg į. Tai yra įsimylėti. O kose seg. Mėgautis. Tarkim, jeg koser meg med en film. Aš mėgaujuosi filmu. Jeg koser meg. O konsentrere. Seg susikaupti. O grue seg. Baimintis. O ha på seg. Tai reikštų būti apsirengus. Ir kažką tai sakom. Tarkim, jei har på meg t-shirtą, aš turiu ant manęs maikutę, ar ne, jei har på meg t-shirtą. O lėgė seg. Šitą jau turėjome, ar ne, tai būtų gultis. Ir jeg leger meg, du leger deg, vi leger oss, hun leger seg, dere leger dere, de leger seg. O bekymre, atkreipiu dėmesį į tarimą, o bekymre seg, jaudintis, nerimauti. Ir o føle seg, jaustis. Čia tikrai ne visi žodžiai, dar tikrai daug sutiksim, bet kol kas drąsiai užtenka tiek. Kai sakiau, kad dažniausiai lietuvių kalbos sutams, išskyrus ten keletą atvejų, tai vieną iš tų atvejų galima užsirašyti, tai yra o lykė seg. Šitas žodis nesutampa lietuvių kalboje, tai nėra sangrąžinis lietuvių kalboje. Tai yra mėgti, patikti. Tarkim, jeg liker meg på norskkurse. Tai man patinka norvegų kursuose. Pas mus nėra sangrąžinis, pas juos sangrąžinis. Gerai. Ir viskas šiandien būtų. Tai jums reikėtų išmokti tą kaitimą. Kaip keičiasi sangrąžinė forma ir ar būtų šiandien kokių daugiau klausimų. Gal ne? Ar ne? Gerai. Tuomet primenu, kad trečiadienį pamokėlės neturim, o susitinkame šį penktadienį. Vietoj trečiadienį dirbame penktadienį 21:00 Lietuvos laiku, Norvegijai 8 valandą, ar ne? Norvegijos laiku. Gerai, tuomet šiandien tiek ir iki penktadienio. Visas, lykke til. Visas. Ha det bra. Yes.